Marius paklausė, kaip reikėtų padaryti video, kad būtų tekstas, aišku, fonas po juo ir ant viršaus užrašyti balsą. Na, šiuo atveju jisai daro anekdotus ir norėtų, kad jo balsas būtų girdimas, o fone tiesiog matomas yra tekstas. Tai labai rekomenduoju tą daryti su DaVinci Resolve programa, kaip ją gauti. Vienas paprasčiausių būdų tai įvesti Google'ai DaVinci Resolve, pavyzdžiui, download ir išves tinklalapį parsisiuntimui. Yra dvi versijos, yra viena nemokama ir yra viena mokama, beje labai fainus klipukus jie visą laiką čia įdeda, verta pažiūrėti, ką galima, kaip sumontuoti ir kaip nufilmuoti. Na ką, toliau važiuojam. Tai jeigu mokama versija, tai jinai kainuoja apie 300 €, galima kitą kartą skelbimuose įsigyti, nes būna, kad DaVincis, tas Blackmagic'as pardavinėja įrangą ir prie įrangos prideda USB raktus, kodus, kuriuo galima naudotis pilna versija. Na, pilna versija ten yra noise reductionas, tokia kaip, kad galima dirbti su jau labai failais, kurie daug didesni ir, pavyzdžiui, filmuojant, pavyzdžiui, su vlogu, RAW, tam, kad tuos tokius jau pro lygio failus suprastų, tam reikalinga jau mokama versija, o nemokama irgi pakankamai galinga, galima labai daug ką padaryti. Aš šiandien darysiu su studio versija, nes mokama, nes aš su ja jau daug metų dirbu, bet tie patys funkcionalumai šitam projektui bus ir nemokami. Tai reiktų parsisiųsti per čia ir važiuojam. Na ką, jungiam DaVinci ir važiuojam toliau. Taip, atsidarius programą, iš pradžių pasiūlys tokį langą susikurt projektą, tai projektai čia yra visokiausi, aš juos kataloguoju per katalogus ir per projektus, tai reikėtų tiesiog susikurti failą, aš turiu visokiausių būdų. Vienintelis, ką reikėtų atkreipti, yra koks yra formatas ir koks yra greitis. Pavyzdžiui, įkelinėjant iš skirtingų įrenginių video, jeigu kartais būtų toks poreikis, tai aš apie tai paminėsiu, nes labai svarbu, koks yra tas kadrų skaičius per čia dabar gaunasi per sekundę, nes jeigu nesutampa, ten, pavyzdžiui, gali būti vienas video greičiau eina, kitas lėčiau ir ypatingai, jeigu prasideda garsas, tai tada gaunasi, kad kažkur kažkas atsilieka, nesueina. Tai va, tai reikėtų atkreipdėmėsi, koks yra failo time rate'as. Ir, pavyzdžiui, dabar sukurkime, pavyzdžiui, naują projektą, ir kuris būtų toks standartinis Full HD 25 kadrai per sekundę. Arba tiesiog naują projektą padarykim ir parašykim Mariaus anekdotai. Sukuriam naują projektą, tada projekte, ką verta atkreipdėmėsi, čia yra ratukas apačioj ir tą ratuką paspaudus, šiame lange matosi, kad yra formatas, pavyzdžiui, jeigu yra 4K reikia, tai galima pasirinkti iš sąrašo 4K nustatymus, gal netgi 8K ir taip pat ką leidžia ir rankiniu būdu nustatyti, pavyzdžiui, kur reikia, kad būtų kvadratinis vaizdas. Sakykime, pritaikytas Facebook'ui, tai proporcija 1:1. Tai va čia yra tvarkoma timeline'o. Timeline'as tai yra vieta, kur atlieka visi veiksmai ir viename projekte gali būti N timeline'ų. Timeline'as tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš galiu susikurti horizontalią versiją, paskui susikuriu vertikalią versiją ir kad man nesusipainiot, tai yra tokia kaip projekte tokiam struktūravimui. Nes, pavyzdžiui, gali timeline skirtis, pavyzdžiui, vieną kadrą turiu su dronu, kuris, sakykime, filmuoja tik 50 FPS ir ten reikia 50 kadrų per sekundę, o kitam užtenka 25. Europoje pagal palą tai 25-50 yra toks kaip ir standartiniai kadrų skaičius per sekundę. Tai va, tai šiuo atveju darom Full HD, darom 25 kadrai per sekundę, tas yra normalus ir tada išsaugom. Toks kaip ir standartinis pas mane yra nurodytas programai, greičiausiai parsisiuntus bus lygiai toks pat. Tai vad, kad nesusimaišyti, čia yra labai svarbi vieta, va, čia yra time rate'as ir koks dydis. Jeigu kažkas čia yra ne taip, tai reiškia automatiškai kitaip ir atvaizduos. Tai vad, kad įsivaizduot, dabar kaip ir timeline'o jo nėra sukurta, bet jisai bus sukurtas, nes tai yra projekto nustatymai. Kaip ir timeline formatas reiškia, kad standartiškai, kiek timeline'ų besukursiu šitame projekte Mariaus anekdotai, bus su šitakiais nustatymais. Bet aš galiu sukurti timeline'ą ir atitinkamai timeline'ui pakeisti tos pačius parametrus, kad nesusimaišyti. Tai va, čia yra Matrix Guilty, galima tvarkytis katalogavimą. Tai reiškia, sakykime, galima įsivesti, kad, pavyzdžiui, čia yra video šaltinis, tam, kad tvarkytis, kataloguotis, kad nepasimest. Ir šiuo atveju galim, pavyzdžiui, pasidaryti katalogą, negi timelines.
nes aš būna susikuriu dar į gilį horizontalus, vertikalus, kad nesusimaišyti, nes kai prasideda daug timeline'ų, tada kosmosas. Tai geriau turėti tokią iš karto organizuotumą, pratintis prie organizuotumą, ypatingai kas pirmą kartą naudojasi programą. Aš nuo to pradėjau, rekomenduoju ir tiem, kas galbūt pirmą kartą iš viso susidūrė ir tai pažiūrės. Tai va, tai šiuo atveju dabar užduotis reikia sukurti foną, ant jo užsidės tekstas. Čia jis reikėtų įsivaizduoti kaip piešimo programą, kur yra sluoksniai. Tai pirmas dalykas, kur mes galime nueiti, tai nueiti į efektus. Čia vat yra skiltis ir efektuose yra vėlgi perėjimai. Video, audio, titlai. Titlai tai yra tekstai. Tekstai yra dviejų tipų. Yra uždedami tekstai kaip juostelė, aš dar truputį vėliau parodysiu, o kitas dalykas yra kaip subtitrai. Subtitrai, ten jo formatavimas yra šiek tiek kitoks. Generators, tai yra, ką galim padaryti, galima visokiausius fonus. Užvedus pelę, netgi šiek tiek jau galim pamatyti, koks jis bus, ir jeigu užvilksim čia, tai, pavyzdžiui, mums reikia stabilaus fono, jis vadinasi solid color. Jeigu uždėsiu žvaigždutę, atsiras prie favoritų pagal tipažą mėgstami dalykai. Pavyzdžiui, šiuo atveju pas mane nebuvo, aš galiu uždėti solid color ir automatiškai pas mane toolbox'e prie generators atsiras vat, šitą solid color. Vėlgi labai patogu, nes būna kitą kartą, kaip visokių efektų ar parsisiunčiat ar naudojat, tai labai verta vėlgi pratintis prie greitesnio suradimo, ypatingai kai prasideda visokie titrai. Tai va, pirmas dalykas, ką darom, tai va, uždedam, tiesiog užvilkom į tą vat vadinamą ir automatiškai susikurs timeline'as. Matot, čia vat nebuvo timeline'o, dabar pradedu užvest pelę ir jau atsiranda timeline'as vienas. Tai va, čia užvedžiau. Kad būtų tvarkinga, tai aš, kodėl prieš tai sukūriau timelines katalogą, aš iš karto permetu arba čia, kad būtų tvarka. Nes jeigu yra šaltinis video, audio ar kas ten bebuvę, tai, pavyzdžiui, balso atskirai rašymas, jeigu iš kažkur, sakykime, įsirašys kitoj programai arba telefonai įsirašys ir norės įsikelt, tai yra vienas būdas. Aš čia parodysiu, kaip įsirašinėti tiesiogiai DaVinci Resolve, bet galima ir tiesiog kaip įrašą uždėti ant viršaus ir ten tą įrašą susikarpyti. Tai va, pirmas dalykas, timeline'as. Timeline'ą galim persivardinti, aš visą laiką rekomenduoju, kad suprast apie ką, tai pavyzdžiui, darom timeline, darom horizontali, Full HD, versija 25 fps, kad susigaudyčiau. Aišku, tą galima ten pasitikrinti sąraše, bet geriau turėti timeline'ą, nes paskui koks yra labai fainas dalykas, va čia yra viena varnelė. Čia, jeigu pažymėsi display stacked timelines, tai reiškia, rodys visus timeline'us, kurios galima, jeigu bus daugiau timeline'ų, arba netgi galima bus sukurti. Jie automatiškai sukurs čia, kur esi. Jeigu esi master, automatiškai sukurs masteryje. Jeigu kažką pradėsim daryti, tai automatiškai sukurs naują timeline'ą. Tai va, čia labai faina. Aš įprastai visą laiką įsijungiu tik atsidaręs naują projektą, nes labai patogu, kai visi timeline'ai matosi vienoje vietoje. Netgi yra tenais tokia labai faina galimybė, kad galima turėti dvi juostelės timeline'ų ir, pavyzdžiui, vienus failus iš vieno į kitą timeline'ą perkelinėti. Tai va, dabar paprasta užduotis. Sukuriam foną. Dabar fonas turi juodą spalvą. Čia va yra inspektor skilty. Jeigu jums nerodo, mikseris rodo šitą garso reguliavimą, kad, pavyzdžiui, turėtų daugiau vietos, tai galim jį išjungti. Įsijungiam inspektorių, jeigu, pavyzdžiui, prieš tai nerodė. Galim, aišku, jungti ir su paprastinta versija, kaip, pavyzdžiui, čia yra iškirpta. Jeigu, tarkim, daugiau yra nustatymų, galima šitą paspausti ir tada atsiras daugiau nustatymų. Nu, tai prasideda, pavyzdžiui, kai reikia tvarkyti. Nes galima tą bloką, dabar jį, kadangi jis yra pažymėtas, tai jį galima didinti į dydį, galima poziciją ir čia begalės ir iškirpti. Na, tai palaipsniui. Tai va, pavyzdžiui, dabar uždėkim, kad mums būtų fainesnis, sakykime, baltą foną. Nu, baltas fonas, tak pasižymėjom. Jeigu norim sumažinti, vienas iš variantų galim tiesiog sumažinti. Jeigu 2 kartus paspraksėsiu arba čia, tada automatiškai jisai pasidarys. Tai va, dabar kaip reikia uždėti tekstą. Tekstą irgi galim eiti į efektus, jeigu jie nebuvo pažymėti. Indeksas, jeigu, pavyzdžiui, dabar, nu, kaip ir nereikalinga iš šio momentų, galima išjungti. Čia, aišku, galima ir garso biblioteką parsisiųsti atskirai. Tai va, tai dabar mums šitų nereikia, tai einam į efektus ir mums reikia dabar teksto. Tekstai yra dabar 2 variantai. Vienas variantas yra tie vadinami titles. Čia jų yra netgi standartinių, kuriuos DaVincis pats turi, tai čia visokie trumpi, yra tekstas ir text plus. Text plus yra toks labiau animuotas, galima ten su juo šiek tiek daugiau turi parametrų, bet paprastai užduočiai užtenka paprasto. Tai, pavyzdžiui, galima text plus uždėti. Ir va, turim dabar tekstą, kuris, jeigu čia, va, vėlgi inspektorius turi būti įjungtas, jeigu naisit į title skirti, jis yra baltos spalvos, todėl nieko ir nesimato. Jeigu, pavyzdžiui, tekstą, vėlgi aš pakeisiu, tarkim, į raudoną, atsiranda čia šriftas, atsiranda kokio šriftas dydžio, nu, pavyzdžiui, įveskim kokį nors
įdomesnė, bet vėlgi su pele, jeigu užvedus, keičiasi šrifto dydis. Aišku, būtų faina, kad jį parodytų tiesiog pasirinkime, kad galim būtų pamatyti, būna kartais šriftai parodo, kaip užrašyti, bet dabar tiesiog toks jau kaip reikia atsiminti ir scrollint. Nėra labai patogu, bet kitą kartą taip. Na, ir pavyzdžiui, galim parašyti Mariaus anekdotai. Ir, sakykime, kuo yra video ypatingas, kad, pavyzdžiui, mes galime šitą foną pratęs, kad mūsų anekdotas, pavyzdžiui, bus kokios, kiek čia dabar, užveskim, 22 sekundės, 27 sekundės truks, tarkim, tokios trukmės, ne, tai mes tą foną išsitempiam. Jisai tamposi iki kiek tik reikia. Bet pavyzdžiui, jeigu paleisiu, grot, ne, sakykime, per tiek laiko, tarkim, pasakiau Mariaus anekdotai. Tai pavyzdžiui, pirmas variantas, ką būtų labai gerai, tai tiesiog susidėti tuos tekstus, juos įsigarsint ar persiskaityti ir tada pagal tai uždėti garsą. Tai čia prasideda tas vadinamas voiceoveris. Tai vienas iš variantų tekstą uždėti, tai yra per užvest tekstą ir tada čia redaguotis. Kitas variantas yra naudot kaip titrus. Yra, jeigu paspausi čia dešinį klavišą kažkurioje vietoj, atsiranda add subtitle track. Tai prisideda laukelis, kuris atrodo jau šiek tiek kitaip, jis yra virš visų video, nes jeigu taip įsivaizduot, yra, sumažinsiu šitiek langą, tai pavyzdžiui, kaip įsivaizduot visą struktūrą to vadinamo timeline'o, tai reiškia, į apačią nuo pagrindinio brūkšnio yra audio takeliai, į viršų eina video ir titrai yra dar vienas variantas. Taip pat, kaip įsivaizduot, kaip atrodo titrai. Titrai, pavyzdžiui, galima įrašyti, čia spaudžiu dešinį vėlgi šitoje vietoje, nes kur bus žymeklis, ten įsidės ir, pavyzdžiui, aš įdedu titrą. Testas, ne? Ir dabar vėlgi titrai yra, kadangi, jeigu aš naisiu į inspektorių, čia jis jau vadinasi caption, ne, ir track, tada jeigu aš pakeisiu spalvą, pavyzdžiui, į mėlyną, tai titras atrodo šitaip. Ir titrus galima vėlgi keisti priklausomai nuo trukmės. Ir pavyzdžiui, kiek yra trukmės, jeigu aš pasididinsiu, galima netgi čia paspausti ir pasididinti, kad būtų. Jeigu noris daugiau matyti vaizdo, pavyzdžiui, nesimato, netgi šiek tiek galim pamatyti ir pasilengvinti savo gyvenimą šitas vietas. Šitas įrankis labai patogus, arba paspaudus alt mygtuką ir su scrollu pelės, jis lygiai taip padidinasi, su Ctrl sukasi į kairę, į dešinę, altas, tai o su shiftu galima padidinti, jeigu kartais noris turėti daugiau kontrolės su tais, kaip čia vadinkim, klipais timeline. Tai aš dažniausiai titrus darau ne per šitą vietą, o per titlus. Čia kuo yra gerai, kad galima šitą vietą eksportuojant iš viso kaip tekstą. Pavyzdžiui, kur galima jungti ar YouTube'ai, ar kitose platformose, kad SRT tą vadinamą failą sukurt leidžia. Tai čia yra tas SRT failas sukūriamas, o čia yra tiesiog vaizdas. Čia SRT failų jis nesugeneruos. Nes šitą galima, pavyzdžiui, eksportuojant, įtraukti, kad jį rodytų kadre. Galima, kad jo nerodytų, bet jis sukurtų atskirą SRT failą, arba tik SRT failą eksportuoti. Čia yra titrai, toks irgi fainas dalykas, kitą kartą galima gal netgi dubliuoti, kaip pavyzdžiui, nesinori, kad jo automatiškai užkeptant viršaus. Tai šiuo atveju dabar darom užduotis, kadangi yra tiesiog vaizdas titrai ir garsas. Dabar turim Mariaus anekdotoj ir, pavyzdžiui, galim, sakykime, jeigu paimsiu, aš jį galiu tampyti viršų į apačią, sukurs antrą klipą virš. Bet ką dabar galim mes padaryti? Tai galim, pavyzdžiui, paimti, paspaudus alt mygtuką ir jį nukopijuoti. Aišku, lygiai taip pat veikia, jeigu aš paspausiu dešinį klavišą. Čia galima copy, paskui paste atsiranda. Su pele tas toks labai archaiškas būdas, paste. Galima šitaip padaryti, kad greičiau būtų pažymė alt ir užtempi. Tai kitą kartą patogiau yra, nes prisikopijuoja visas formatas, kurį čia darei. Kas labai patogu su tokiu būdu, ne, jeigu, pavyzdžiui, aš nukopijavau, sakykime, galim padaryti taip, aš, pavyzdžiui, nukopijavau, bet čia pas mane buvo pakoreguotas, jeigu atkreipsi dėmesį, aš čia redaguoju, bet niekas ekrane nesitvarko. Čia yra dėl to, kad tas playbacko juostelė yra ant šito failo. Nors kaip ir šitą esu pažymėjęs ir pažymėtą aš tvarkau, bet aš matau tik tai, kur yra playbackas. Tai pavyzdžiui, jeigu aš vienu klavišu atgal, pavyzdžiui, rodiklės klaviatūroje arba su pele paspausiu, aš tada atsirandu toj vietoj, kur redaguoju. Tai, pavyzdžiui, būna kartais, atrodo, tvarkai ir atrodo, kodėl nėra pokyčio. Reiškia, playbackas yra peršokęs vienu to kadru į šoną. Kaip buvo čia. Tai, pavyzdžiui, su klaviatūra paspaušiu, tai čia, kad nesusimaišyti, kur dingo, kad nesigauna. Nepasispaudžia, kaip būna moteris sako. Sugrįžtant prie anekdoto. Tarkim, čia gali būti įžanga, galima pasakyti, pavyzdžiui, balsas Mariaus anekdotai ir pradedam nuo anekdoto. Tai, pavyzdžiui, galima padaryti
su Ctrl+C arba su Alt ir užvilkt pele ir automatiškai pasikopijuos arba aukščiau arba žemiau. Ir, pavyzdžiui, galima pradėti anekdotą rašyti. Nu, sakykime, gyveno kartą. Ir, tarkim, jeigu noris, ar, pavyzdžiui, reikėtų gal šriftą pakoreguoti ir, pavyzdžiui, jau prasidėti, kad būtų mažesnis dydis ir arba daugiau bus teksto, čia kaip susiredaguosi. Tai va, ir galim, kaip ir turim foną, turim tekstą, antraštę, pradžiai turim pakoreguoto dydžio tekstą. Jeigu noris, vėlgi pasikartosiu, į apačią, į šonus galima tą tvarkyti. Toliau, kaip uždedamas garsas, čia biškai įdomesnė dalis yra. Tai, kad garsą uždėt, yra Fairlight skiltis, mes dirbom edit tabę vadinamam, o čia yra Fairlight, tai reiškia, kur yra dirbama su garsu. Tai pavyzdžiui, Fairlighto, ką reikia padaryti, pirmas dalykas, jeigu norim įrašyti garsą, mums reikia pridėti garso takelį. Pavyzdžiui, dabar, kadangi nebuvo nieko, tai mes garso takelį kaip ir turim, bet mums reikia, kad jį galima būtų įrašyti. Tai va, tracks ir mes turim arba mono, arba stereo, čia va dešinių klavišų paspaudus. Tai pavyzdžiui, mums užtenka mono garso. Čia, va, jeigu rodytų 2.0, tai yra stereo takelis, čia yra mono. Nu, pavyzdžiui, būna stereo kūrinys arba apskritai mikrofoną geriausia įrašinėti mono. Šitą stereo galim arba pakeisti į mono, va, change track type to mono, arba tiesiog jį ištrinti ir prieš tai sukurt. Tai aš kitą kartą turiu tokį įprotį, kad susikuriu, ką reikia ir ištrinu, ko nereikia. Galima paspaudus pervardinti, pavyzdžiui, voiceoveris. Taip, einam į Fairlight tabą, tą skiltį, kad mes galėtumėm, čia jau atsiranda kitokie nustatymai, galima jau įrašinėti. Ir pavyzdžiui, jeigu žiūrėt Mariaus anekdotai, ir tai va dėl to aš pirmą rekomenduočiau įsirašyti garsą, o tik po to uždėti tekstus. Nes tada bus lengviau ir žiūrėti, kurioje vietoje ką uždėti. Ir jeigu ten kažkas tais nepavyksta, tas korekcijas atlikinėti čionais. Dabar paprastai, ko reikia, kad įrašinėti, reikia, kad būtų ARM. Tai reiškia, kad programa žinotų, kad jinai yra pasiruošusi įrašinėti garsą. Tai, pavyzdžiui, jeigu jį paspausiu, jis nepasispaudžia. Čia nepasispaudžia dėl to, kad programa nežino, o koks įrenginys įrašinės. Tai va, viską reikia nurodyti. Tai kaip tą padaryti, tai reikia nueiti į Fairlight tabą ir yra patch input ir output. Čia vienintelis dalykas, ką reikia prisiminti, kad reikia pajungti. Ir yra audio inputai ir yra track inputas. Trackas tai reiškia, kad va, tai yra trackas, į tą takelį reikia įrašyti, kad suprastų, kad šitam takeliui reikia kažkokį garsą įrašyti. Nes, pavyzdžiui, galima, įsivaizduokit, kad jeigu yra muzikinė grupė, tai yra daug skirtingų įrenginių prijungta, tai galima į skirtingus trackus po skirtingą instrumentą rašyti. Čia reiktų įsivaizduoti, kad šita programa yra tiek galinga ne tik video redagavimui, bet ir garso redagavimui. Čia galima jie kaip pultą naudoti. Gal neteisingas žodis, bet, sakykime, atlikinėti pakankamai įdomius ir sudėtingus projektus. Čia yra praktiškai Da Vinci's nusipirko šitą garso valdymo programą ir ją tiesiog įsidegė šalia video. Tai čia labai galingas įrankis. Tai va, ir pavyzdžiui, pas mane yra 2 takelių, bet greičiausiai pas tave bus 1 ir galima tą pažymėti, jeigu, pavyzdžiui, bus keli renginiai, ten, sakykime, koks webkamas yra, ten dar kažkas prijungta prie kompiuterio, tai pasirinksiu, kuris yra garso įrašymo šaltinis. Pavyzdžiui, jeigu bus 1 garso korta, tai tik tai jį ir leis pasirinkti ir nurodai, kuriam takelį. Nes jeigu, pavyzdžiui, takelių būtų daugiau, tai jie čia visi ir atsirastų. Pavyzdžiui, jeigu traką aš dadėsiu, sakykim, stereo, atsidėjo vėl stereo 2 garso takelį. Tai vad, kad nesimaišyt, tai dėl to galim dabar tiesiog ištrinti ir matosi, kad aš va šitos takelius priskiriu, aš juos abudu pažymiu, juos pavers iš viso į mono. Dabar negaliu pasakyti, kuris greičiausiai pas mane paraleliai eina iš pulto, nes pas mane pultas atiduoda stereo signalą. Taip, ir spaudžiu patch čia nais. Audio inputs, track input, iš audio input į track input, patch. Tai va, ir dabar, jeigu aš galim uždaryti šitą ekraniuką, čia va, ir tada, jeigu aš paspausiu ARM, jis jau leidžia pasispausti. Ir jau matosi, kad aš jau kalbu ir jau čia šokinėja kažkas. Tai reiškia, jau programa pagauna signalą. Jeigu aš paleisiu play, tai reiškia gros. O jeigu aš įrašysiu, paspausiu jau rekord, tai prasidės įrašymo momentas. Tai dabar pradedam nuo įrašymo ir, pavyzdžiui, galim dabar paspausti ARM uždėta ir spaudžiu. Mariaus anekdotai. Gyveno kartą, nu, va, čia yra įrašas. Kas yra labai faina, kad, pavyzdžiui, jeigu aš vėlgi čia pasididinsiu vaizdą, arba va, čia pasididinsiu į šoną, aš jau matau pagal balso, kas čia vyko.
Ir jeigu aš paleisiu groti, aš jau pradedu girdėti, kas čia vyksta. Jeigu kažkur, pavyzdžiui, padariau klaidą, kuo yra labai faina, kad jeigu aš nuo šitos vietos toliau įrašinėsiu, ant viršaus užsirašys. Pavyzdžiui, man intonacija nepatiko ar dar kažkas tais, arba iš viso per greitai pasakiau, tai, pavyzdžiui, galima vieną variantą. Spaudžiu rekord ant viršaus ir va dabar kažką prirašinėjau, oi, klaida, nu, čia biškai per daug visko, ne. Galiu paimti ir šitą iškirpt. Ir anas ankstesnis išliko. Realiai visi failai jie išsirašo, tik tais ne visi yra matomi. Aš dabar nerodysiu, kaip juos surasti, nes jie, galim sakyti, prikuria naujų failų ir būtų gerai juos išsitrint, nes tiesiog užims daug vietos tenais projekto katalogė. Tai jeigu bus klausimų, gali su manim susisiekti, galim ten bus toliau pamokyti. Tai va, bet dabar, pavyzdžiui, čia yra, reikia palikti tarpą. Tai vienas iš variantų yra, pavyzdžiui, pasižymiu takelį, galiu paspausti ant kirpimo, va šitoj vietoj, ne, kurioje noriu kirpti ir, pavyzdžiui, galiu paspausti kirpimą ir galiu va šitą patraukti į šoną. Tai reiškia, eina garsas, bus tarpas, tęsiasi žinutė. Arba galima tiesiog su Ctrl-Z atšaukti visus tos nustatymus, galiu padaryti rašymą, tai, pavyzdžiui, aš dabar rašysiu su pauze ir tada toliau pradėsiu kalbėti. Gyveno kartą. Na, va, ir vėl pradėjau kalbėti. Tai, va, kad matyt, kad, pavyzdžiui, va, įsirašė pauzę, tas, kas buvo apačioj, va, jeigu aš šitą va, bandysiu paslinkt, matosi, ir aš galiu va, čia jau tvarkytis. Aišku, ten yra nustatymai, garsą galima per čia didint, galima normalizuoti, ekvalaizerių išdėti, tvarkyti su balsu, čia va, yra jau visa atskira parapija garso valdymo, tai čia jau į tą nelysiu, bet iš esmės, ką mes dabar turim, tai jeigu vėl sugrįšiu į tą edit tabą, tai mes turim titrą, turim foną ir turim garso takelį. Ir dabar, jeigu man, pavyzdžiui, kažkas netinka, aš čia, jeigu kažką darysiu, aš lygiai galiu tą patį daryti ir, pavyzdžiui, pastumdyti. Jeigu man, pavyzdžiui, čia vat netiko, ne, aš galiu šitą paimti, irgi paspaust, kur man reikia, yra, dabar galvoju, aš kadangi klaviatūra, nu, gal pasakysiu klaviatūra, yra B mygtukas, su B mygtuku atsiranda va tokia, va, čia atsiranda kaip funkcija, kurią aš jau, kur man reikia, arba pasižymiu žymeklį ir tada, jeigu uždėtas yra tas magnetas, jisai prilimpa ir toj vietoj padaro kirpimą. Aš, pavyzdžiui, galiu padariau kirpimą, jeigu aš pažymėsiu vėl standartiškai rašytas žymėjimo funkcionalumas, vėl tada paspaudžiu ir galiu, pavyzdžiui, su backspace'u ištrint. Jeigu spausiu delete mygtuką klaviatūroje, jisai pradeda trinti šiek tiek kitaip, tai geriau dažniausiai naudoti, jeigu tik tais reikia fragmentą ištrinti, o ne viską, tada naudot backspace'ą. Nu, pavyzdžiui, čia turim tą vadinamą pauzę. Tai va, kol kas tiek žinių, tai dabar, kad man mikrofonas nesidubliuotų su garsu, tai nepaleisiu, bet iš esmės matosi, kad čia eina garsas ir toliau paskutinis etapas, kaip reikia eksportuoti. Tai eksportos vyksta čia paskutiniai skilty. Ko reikia eksportavimui, tai pakanka tik tais nurodyti failo pavadinimą, vietą ir patį formatą. Formatų irgi yra variantų, tai, pavyzdžiui, yra galima iš karto YouTube'ui pritaikyta tas, sakykime, kadangi čia buvo Full HD, tas timeline'as vadinamas sukurtas, tai galima tiesiog jis YouTube'ui pritaikytus pats parametrus pasirenka pagal to, kas yra, belieka tik failą ir lokaciją pasirinkti, kur kompiuterį bus išsaugota. Kas labai yra svarbu, tai, pavyzdžiui, dabar mes turim, aš toliau padariau foną, negu turėtų būti. Norėčiau, kad iki čia būtų eksportuojama, nors čia atrodo reikia daugiau visko pridėta. Tai ką galima padaryti? Tai galima tą in-out pointus pažymėti. Ką aš įprastai darau? Tai, pavyzdžiui, susirandu paskutinį fragmentą, iki kurios vietos noriu, kad būtų. Su klaviatūra vieną frame atgal sugrįžtų. Jeigu atkreipsi dėmesį, čia pasikeičia iš 7.8 į 7.7. Tai vieną frame grįžtų atgal ir tada, aišku, galiu pasididinti arba su Alt ir scrollu, ir pasitempiu. Galima šitokiu būdu ten patampyti, arba pats paprastesnis būdas yra pažymiu pabaigą, sakim, kur noriu, kad būtų 7 ir spaudžiu klaviatūrai O. Output vadinasi. Į klaviatūrą yra input, o output. Tai čia tokie pagrindiniai klavišai, kurie, pavyzdžiui, eksportavimo labai patogu yra. Aš galiu lygiai taip pat čia pasižymėti, iki kurios vietos noriu eksportuoti. Pavyzdžiui, gyveno kartą, čia klaida, tarkim, aš tą klaidą noriu, sakykim, ištaisyti. Kad 8 fragmente aš noriu, kad užsibaigtų visas video klipas, aš iki jo čia datempiu, šitas man padeda, nes jeigu, pavyzdžiui, nebus šito padėta, tai jisai tempsis, nekreips dėmesio, kur yra žymeklis. Jeigu yra pažymėtas magnetas, tai jisai šiek tiek palengvina, biškai prilimpa. Tai tas irgi labai patogu. Tai, pavyzdžiui, turiu iki 7.08,
O kad jį eksportuot, aš dedu žymeklį vieną atgal ir spaudžiu O, output. Kaip ir rodo, niekas nepasikeitė, bet būna kartais atsiranda vieno fragmento juodas kadras. Nežinau, kodėl taip yra, tai aš dėl to visą laiką apsisaugomą vieną kadrą grąžinu atgal, kad pabaigus klipo neatsirastų tokio juodo akimirką blikstelėjimo. Tai va, ir čia va, jeigu turim nustatymus, tai galima eksportuoti. Tai va, čia netgi iš viso galima netgi siūsti tiesiai į YouTube, šiuo atveju arba Vimeo arba kitas platformas. Įprastai pas mane yra, aš turiu savo nustatymus, tai aš eksportuoju per čia 624 formatą, pasirenku MP4 ir pasirenku, kadangi pas mane vaizdo korta NVIDIA yra, tai aš pasidedu kodavimą, kad šiek tiek greičiau vaizdo korta veiktų. Pasirinku best, high ir viskas. Ir tada, kadangi turim failą, tarkim, nainam į rendered, galim pasikoreguoti ir add to render. Būtinai add to render, nes jeigu čia neatsiranda, reiškia, programa nežino, ką daryti, nes, pavyzdžiui, gali būti anksčiau renderintų failų, tai galima juos, pavyzdžiui, aš čia noriu, kad 3 kartus tą patį sukurtų, kaip ir nesąmonė, bet iš esmės jis padarys tą patį klipą 3 kartus sukurs. Arba ten, jeigu reikia, pavyzdžiui, kažkas buvo ne taip ir nesinori vėl iš naujo kurt, galima, pavyzdžiui, pažymėti, kad šitą ištrinu, o čia buvo klaida, aš noriu biškį sutrumpinti klipą, pavyzdžiui, per ilgas ten trukmė. Aš einu čia, paspaudžiu O, sutrumpinu klipą ir padarau update job. Ir gaunasi, kad jisai, va šitas, jau yra sutrumpėjusi versija. Nebereikia iš naujo pridėti. Nu, ten vėlgi tas kad supaprastinti gyvenimą. Ir viskas, ir tada spaudžiu render all. Jeigu kils klausimų, video ambasadorius iš Mainstream Pro. Kol kas tiek. Iki.